Tęsėme laidų ciklą Orientyrai pokyčiams, kuriame pokyčius nagrinėjame iš sisteminio mąstymo, psichologinės ir vadybos perspektyvų. O šios dienos tema yra mokymasis iš ateities. Iš pirmo žvilgsnio tai gali skambėti keistai. Kaip įmanoma mokytis iš ateities, jei jos dar nėra? Šią sampratą prieš 20 metų pristatė Masačusetso technologijos instituto mokslininkas ir pokyčių konsultantas Otto Scharmeris, sukūręs teoriją U skirtą sisteminių pokyčių valdymui. Tai šiandien mano pašnekovas Justas Kučinskas, filosofas, įkūnytų grupių mokymosi procesų fasilitatorius, Judesio mokyklos Movement Vilnius įkūrėjas ir judesio mokytojas. Justas visai neseniai lankėsi ne tik pas patį Otto Scharmerį, bet ir pas žymųjį Peterį Sengę, besimokančios organizacijos koncepcijos autorių. Labas, Justai. Labas, Rasa. Man labai smagu, kad tu atėjai. Ir pirmas klausimas, tai kas tas yra mokymasis iš ateities? Rasa, kaip ir paminėjai, klausimas, ar galima mokytis iš ateities, man atrodo, ir labai keistas, bet tuo pat metu ir labai galingas. Nes mums yra įprasta mokytis be abejo iš praeities ir iš praeities semtis žinių ir patyrimo. Bet štai kur yra problema, kai mes žvelgiam vien į praeitį, tai yra tai, ką mes jau žinome, galimas dalykas, kad mes ir kuriam rezultatus, panašius tokius, kokius kūrėme lygi šiol. O štai esame, matyt, precedentų neturinčioje istorinėje situacijoje, kur krizė vyksta per daugybę sluoksnių. Ekologinį sluoksnį, sveikatos sluoksnį, geopolitinį sluoksnį, technologijų sluoksnį. Kažkuria prasme sukrėtimas pasaulyje yra labai didelis ir klausimas, ar žvelgiant vien į tai, ką mes jau žinome ir tai, ką mes jau darėme, ar mes galime, pasitikti iššūkius, kurie yra, nežinomi, su kuriais mes nežinome, kaip elgtis, kaip į juos reaguoti. Ir štai tavo minėtas Otto Scharmeris, jis suformulavo tokią mintį, sako, aš apklausiau daugybę inovatorių, verslo kūrėjų, tų žmonių, kurie iš tiesų į pasaulį atnešė kažką naujo, kažką sukūrė. Ir sako, panašu, kad tas kūrybos procesas nebuvo toks, kaip mokoma verslo mokyklose. Žvelgiam į keisus, kur kažkas kažkada darė ir atsiremdami į savo žinias mes konstruojam kažkokią tai naują galimybę. Procesas kur kas subtilesnis, ta prasme, kad žmonės sakydavo, kad jie atsidurdavo tokioje intuicijos zonoje, kur labiau jausdavo tą kintantį kontekstą, dažniausiai drauge su kitais, ne patys vieni, bet kažkokioj kolektyvinėje situacijoje ir nujausdavo tą čia ir dabar užgimstančią ateitį arba kokia ta ateities galimybė, kaip jis sako, žiūri į mus ir prašosi būti realizuota. Taigi, iš ties, kai mes norime pokyčio, kai mes norime žengti į kažką naujo, sukurti kažką, ko dar nebuvo, mums matyt vertėtų kelti klausimą būtent taip, kaip aš galiu mokytis iš be atsirandančios ateities, tos, kuri jau tuoj pat nori gimti, ji yra pribrendusi ir tam reikia manęs, mano veiksmo, galbūt apsisprendimo vidinio, kad kažkokia ta ateities galimybė realizuotųsi. Tai štai klausimas, kaip man pasitikti šį momentą taip, kad iš tiesų realizuočiau aukščiausią ateities galimybę. Klausimas labai stiprus yra. Mes turbūt retokai savo tokį klausimą užduodam ir man dabar ateina prisiminimas, kai pirmoji laidoj Orientyrai pokyčiams mes su mokslo daktare Erika Vaiginienė kalbėjom, kokiu būdu gimė Lietuvos pažangos strategija 2050. Ir man tai buvo pačiai nuostabu, kad buvo panaudotas ateities įžvalgų metodas, kuriame yra labai daug įrankių, kuriame naudojama angliškai tai skamba sense making, nežinau kaip čia lietuviškai būtų galima išversti ir matyt vienas iš tų tokių įrankių yra ir Otto Scharmerio teorija U, kuri leidžia išjausti ateitį. Tai man buvo pačiai labai nuostabu, kad Lietuvos strategija, kuri yra patvirtinta Seimo vyriausybės, kad jinai gimė tokiu būdu. O kaip tau atrodo, kiek tai įtakos turi
tolimesniai perspektyvai, kai strategijos gimsta tokiu būdu. Man regis, kad tai yra esminis dalykas, kad ta strategija kažkaip atlieptų, iš tikrųjų atlieptų į tai, kas yra tikra. Vėlgi mes galim kalbėti apie individualias ateitis, bet šiuo atveju mes kalbam apie kolektyvinę ateitį. Ir mes visi kažkiek savo pojūčiais, nuojautomis ir galbūt netgi troškimais po dalelę tos ateities kaip galimybės nešamės kiekvienas savyje. Ir būtų išties nuostabu, kad mūsų tos ateities vizijos būtų nenukreiptos viena prieš kitą, bet mes kartu atsidurtume toj klausimo zonoje, kur ateitis mums drauge yra neaiški, bet drauge norime išjausti, tas sense making, iš tikrųjų pajausti, kokia ta mūsų kolektyvinė ateitis, kuri gali arba nori užgimti. Ir šis pratimas, jis ir yra ateities savotiška realizacija. Ateitis jau gimsta dabar, tuo metu, kai mes apie ją kalbamės, kai mes bandom ją drauge nujausti. Ir regis strategija 2050 atrodo taip toli, kodėl čia mes turėtume rūpintis, juk nežinom, kas bus rytoj, tarsi toks užsiėmimas visiškai hipotetinis. Bet juk pagalvokime apie savo gyvenimus, kai mes turime įkvepiančią ateities viziją, kuri iš tikrųjų mums yra gyva, kuri mums kažką reiškia, mūsų dabartis yra kitokia. Mes net praeitį struktūruojame truputėlį kitaip, kai mes turime įkvepiančią ateities viziją. Tai man regis tokie pratimai, tokie užsiėmimai, jeigu jie tik nelieka kažkur uždaryti viename arba dviejose kabinetuose, tai nelieka vien nieko nereiškinti žodžių mašinerija, bet iš tiesų gimsta iš gyvų pokalbių, iš noro bendrai išjausti, kas mums čia gyvenantiems yra aktualu ir kas įkvepia, tai be abejonės tai keičia mūsų dabartį, tai mus transformuoja jau dabar. Dar man ateina mintis, savo laiku esu dariusi daug strateginių sesijų, būtent tokių išjautimo metodų. Ir man buvo labai įdomu stebėti, kada jos realizuojasi, kada ne. Ir aš savo buvau supratusi, kai atsiranda tas bendras matymas, tai jeigu būna tikrai ir žmonės tame dalyvauja, ta prasme, jie kalbasi, per jų pojūčius tai išnyra, tai pirmiausia, kas atsitinka, būna noras eiti daryti. Ir matyt, jokia vizija, joks matymas nėra gyvas, jeigu žmogus tame nepamato savęs, tame ateities organizacijos horizontą jis nemato savęs. Jeigu mes lietuviai tame ateities Lietuvos 2050 horizonte nematom tavęs, tada žodžiai būna sau, o veiksmas sau. Ir antras tai yra ne vien pamatymas, bet ir tas kažkoks tai gilus jausmas, kad šitaip gali atsitikti. Net aš nedrįstu vadinti tikėjimo, bet kažkoks tai pajautimas šitaip gali atsitikti. Ir netgi dabar, kaip pasiklausai, sako, tai kokia čia 2050, taigi dabar žiūrėk, kas aplinkui darosi ir taip toliau. Tai aš tokiu atveju prisimenu logoterapijos pradininką Franklą, kuris darė tyrimą koncentracijos stovyklose, kad išgyveno tie žmonės, kurie turėjo matymą, ką darys po to išėję. Ir tam tyrime yra įdomiausia, kad likus iki išleidimo porą mėnesių kiti žmonės mirė, ne? O tie, kurie turėjo tą prasmę, ką darys ir matė, tai tam tikra vidinė jėga leido išgyventi ir žinoti, dėl ko gyventi. Ir dabar noriu permesti tau kamuoliuką ir užduoti tau klausimą, kas tau viduje atliepia, ką aš dabar pasakoju, ir galbūt įdomu būtų sužinoti tą tokį žodį, kurį tu parsiveži iš Oto Šarmerio ir iš Peter Senge, kaip jie mato, kaip vyksta evoliucija, kas dabar vyksta ir į ką mums čia reikėtų orientuotis. Visų pirma, Rasa, norisi atliepti, labai gražiai suformulavai, kad štai atsiranda matymas. Ir
matymas yra truputėlį kažkas kito nei vien mąstymas, ar ne? Tai štai yra žodis parašytas strategijoje, arba aš galiu mąstyti kažkokį žodį, arba abstrakciją ir sakyti, tai mano ateities vizija, bet tai dar netampa vizija, jeigu aš iš tiesų savo akimis negaliu to regėti, jeigu tai nepaliečia mano gilesnių sluoksnių, ne tik mąstymo, bet ir tokį jutiminį sluoksnį. Ir štai tas pavyzdys iš tiesų iš Franklio, kad žmonės išgyveno, nes jie jautė tą ateities galimybę, kuri persmelkė visą jų kūną. Tai nebuvo vien mąstymo abstrakcija. Tai štai ir klausimas, kaip mums galbūt visiems drauge truputėlį. Taip. Įsiterpti. Dabar tavęs beklausant kažkaip labai aiškiai suvokiu, kad matymas nuo mąstymo ir skiriasi to, kad matymas yra jausmiškas. Ir jausmiškas matymas jis tau atramos tašką duoda, orientyrą, ne? Mąstymu mes tada galim ten apibrėžti konkrečiai, pasakyti, o tas vat, ir kaip mūsų šiandien tema yra, ką reiškia mokytis iš ateities, tu negali racionaliai mokytis iš ateities, tu gali išjausti ir iš ateities tu matyt gali tą matymą gauti. Ja, būtent tas ir žodis, kuris matyt yra esminis ir Otto Scharmerio ir Peter Senge darbe, tai yra presencing. Tai jeigu angliškai čia toks, sakykime, naujadaras, vėlgi tokį žodį buvo naudojęs filosofas Heideggeris, bet būtent jo organizacijų sisteminio mąstymo lauke tai yra visiškai naujas žodis, kuris, nurodo du dalykus. Vienas yra present ir kitas yra sensing. Tai yra gilus įsijautimas į tai, kas šiuo metu yra. Ir tai yra tokia, vėlgi, ne mąstymo ir nedarimo teritorija. Tai yra gilaus pojūčio teritorija. Ir tik iš jo gali užgimti tas bendras kažkoks jausmas ir suvokimas ir bendra kryptis. Ir tam būtent teorija U kviečia skirti laiko, paleisti galbūt ir ankstesnius įsitikinimus, iš tiesų pamatyti, ką mato kiti, pamatyti plačiau, galbūt iš aukščiau pamatyti reiškinius sisteminiu žvilgsniu, ne vien fragmentuotai vieno arba kito intereso. Lygiai taip pat kviečia drauge pajausti, atverti ne tik savo protą mąstymui ir matymui, bet atverti ir širdį. Tai yra pajausti, tarsi kito žvilgsniu pamatyti. Iš kitos vietos pajausti tą pačią situaciją ir pamatyti, kad mes visi vienaip ar kitaip dalinamės tą pačią žemę, dalinamės tą patį orą ir tuos pačius resursus. Ir štai jeigu mes galime jausti, kad tai yra mūsų bendrabuvis, kad mes vienas kitam nesame tik konkurentai arba dar blogiau priešai, bet bendrakūrėjai, tai jau yra didelis žingsnis. Ir iš to mes galime tuomet leistis į dar gilesnį sluoksnį, kuris paliečia jau mūsų valią veikti kartu, valią būti kartu, mus įveiksmina. Ir čia atsiranda tas bendras veiksmas. Tai štai klausimas, kas mums leidžia ne tik kalbėtis ir mąstyti abstrakčiai ir rašyti vienokias ar kitokias strategijas, bet kas iš tiesų leidžia kurti tą dirvožemį, kaip Otto Scharmeris ir Peter Senge pasakytų, būtent dirvožemį, iš kurio išauga jau patys įvairiausi daigai, kuriuos mes matom kaip apčiuopiamas sistemas, gerus ir blogus rezultatus. Tai tas dirvožemis, apie kurį jie kalba, yra būtent socialinis dirvožemis, kaip jie įvardina. Visa, ką matom iškylant, kaip ir minėjau, tiek krizės pavydalais, tiek galbūt pasiekimų, kuriais didžiuojamės pavydalais, yra rezultatas santykių visumos. Santykių, kuriuos kultivuojame tarpusavėje kaip žmonės. Ir kokia ta mūsų kolektyvinė ateities vizija ir jausena, iš to labai kyla tavo dabartis, kurią mes realizuojame. Tai vėlgi grįžtant prie to, ar reikia tokios strategijos, man regis, tai yra esminis dalykas. Ir ne dėl to, kad mes nustatom, kaip gyvensim 20-50 metais, ar nuspėjame, ar kažkaip ne, tai kuria mūsų dabartį, mūsų tą bendrą socialinį lauką ir jauseną. O jeigu žmogus dabar klausosi ir galvoja, o kaip man apie save pasimokyti iš ateities? Kur mano mokymasis yra iš ateities? Kaip aš galiu pamatyti savo gyvenimo matymą? Čia labai geras klausimas. Mes savo, tiesą sakant, kultūroje mes turime tos kodus, kurie sako,
klausykis savo širdies, pavyzdžiui. Klausykis, turime žodį intuicija arba pajauta, arba vidinis balsas. Tai nėra, man regis, kažkoks pramanas, ar ne? Ir kiekvienas iš mūsų galim atskirti, kur yra tas kasdienis neramus protas, kuris galbūt yra labai paveiktas net ir įvairiausių medijų, kurios siekia mūsų dėmesio ir kažkaip įtakoti, ar šiaip tokių kasdienių kalbų, bet kur yra tas giluminis pajautimas, kas yra tikslinga, kas yra reikalinga, koks yra tas mano gyvenimo kelias. Ir kartais tie du dalykai netgi gali prieštarauti, tas kasdienis triukšmingas protas ir tas gilus, kartais ir tylus vidinis balsas. Tai vat ir klausimas matyt kiekvienam iš mūsų, ką man reiškia atliepti į savo širdį, ką man reiškia, kaip anglai mėgsta sakyti, atliepti į gut feeling, tai reiškia žarnyno informaciją. Nes vėlgi, jeigu taip žiūrėti, tai aš kaip pristatėjęs ir judesio mokytojas, tai žiūrėti per kūno zonas. Vienas dalykas lokalizuoti savo žinojimą ir veikimo principą vien galvoje, o kitas įtraukti visą intelektą, tai įtraukti viso kūno pajautą. Nes mes pasaulyje nuo mažens dalyvaujam būtent jausdami tos subtilius, kintančius, kompleksiškus kontekstus, juose orientuojamės puikiai, net iki galo nežinodami ir nesuprasdami, kaip jie veikia. Tai štai klausimas, ar mes galime pasitelkti tą įkūnytą žinojimą, tą širdies žinojimą, tą vadinkime gilesnio savo valios centro žinojimą, tuomet, kai mes iš tiesų kalbam apie savo ateitį, pavyzdžiui. Ir čia yra klausimas, ar aš to klausiausi tylaus balso, ar to garsaus savo užinčio galvoje. O dar, man atrodo, svarbesnis klausimas, kaip aš atskiriu, ar tai yra mano tas tylusis balsas iš širdies, ar tai yra mano manipuliatorius iš proto apsimetantis tyliuoju balsu iš širdies. Tai va čia vėlgi grįžtam prie tos theory suformuluotos Otto Scharmerio, kuri yra ir savotiškas teorinis modelis, kuris leidžia suprasti, kaip mes judame iš to, ko nebuvo, į tai, kas atsiranda, į kažką naujo, iš ties, kaip mes praeiname tą pokyčio arba transformacijos kelionę. Bet tai yra ir metodas kažkuria prasme, susidedantis iš 7 žingsnių. Ir tas galbūt esminis žingsnis apačioje, kuris nusakomas žodžiu presencing, reiškia tos U raidės apačioje, tarsi nusileidus į patį dugną, yra pauzė. Paimti pauzę. Neskubėti reaguoti, neskubėti atsakyti, galbūt neskubėti veikti, truputėlį pabūti. Ir yra graži labai istorija pasakojama apie Nelsoną Mandelą, kurio artimas bendražygis, juodaodis, buvo nušautas baltaodžio. Ir tuo metu tai galėjo išvirsti į didelę krizę ir į naujus konfliktus Pietų Afrikoje. Ir tuo metu, kai Nelsono Mandelos kabinetas posėdžiavo, buvo gauta ta žinia ir būtent jis sužinojo apie šį įvykį, jis įkrito į tylą. Nieko nepasakė ir jis ilgai tylėjo ir jo kabineto nariais netgi po to jau pasakojo, kad sako, bijojom, gal jį ištiko kažkokia tai fizinė situacija, galbūt infarktas ar kažkas, bet po to jis prakalbo ir jis sako, žiūrėkit, nutiko situacija, kur baltas vyras šovė į juododį politiką, tačiau baltoji moteris padarė viską, kad praneštų apie šitą situaciją ir yra jėgų, kurios nori išardyti mūsų vienybę, bet šiandien mums yra diena, kai šios krizės akivaizdoje mes galime iš tikrųjų realizuoti savo aukščiausią potencialą. Ir galime palyginti, kas nutiko rugsėjo 11, kai Amerikoje griuvo dangoraižiai ir keletos minučių vos nebėgyje buvo paskelbtas karas terorizmui. Reiškia, greita reakcija, nebuvo pauzės, nebuvo laiko suvokti, nebuvo laiko suprasti ir tas reaktyvus veikimas jisai mus įvelia į tą praeities aktualizavimą. Mes tiesiog kartojame tai, ką jau darėme iki šiol, mes neturime galimybės pakeisti kurso. Tai štai, jeigu kalbant apie tokią netgi praktinę, kasdienę metodiką, neskubėkime reaguoti. Išbūkime pauzę, išbūkime tyloje ir toje pauzėje galbūt mes turime šansą išgirsti tą išminties balsą. Ačiū tau, Justai, už pokalbį.